Gerai, tai šiandien panagrinėsim vieną įdomią istoriją. Pasirodo, kartais draugiška konkurencija gali nuvesti prie milžiniškos React bibliotekos sukūrimo. Ir svarbiausia, ko iš to galime pasimokyti apie pačią inžineriją. Viskas prasidėjo, kaip dažnai būna, nuo visai paprasto, gal net šiek tiek provokuojančio iššūkio. Kolega, dirbantis su Vue, metė pirštinę. Mes turim Vue jūs, pasidarykit ir jūs savo. Ir žinot kas, šis atrodytų nekaltas pokštas išryškino realią spragą React ekosistemoje. Tai buvo ta kibirkštis, nuo kurios ir įsižiebė visas šis projektas. Ir šis asmeninis iššūkis, jis tiesiog tobulai atspindėjo problemą, kurią matome daugelyje didelių įmonių. Tikras chaosas, arba kaip čia pavadinta, laukiniai vakarai. Kiekviena komanda sau kuria tuos pačius hooks, dubliuoja darbą, jokio nuoseklumo, jokių testų. Tiesiog be galo daug iššvaistyto laiko ir energijos, o rezultatas – prastos kokybės kodas. Tikslas buvo aiškus – sukurti vieną tiesos šaltinį, bendras taisykles ir leisti žmonėms susikoncentruoti į svarbiausias užduotis, o ne nuolat išradinėti dviratį. Na ir akivaizdu, kad sprendimas čia buvo ne šiaip parašyti dar vieną kodo gabalą, ne. Tikslas buvo sukurti fundamentaliai geresnį darbo būdą. O visa tai rėmėsi viena pagrindinė filosofija. Ta filosofija – tai programuotojo patirtis, arba DX. Idėja labai paprasta – padaryti teisingą dalyką pačiu lengviausiu. Užuot kovojus su sistema, sistema turi padėti. Ir štai konkretus pavyzdys. O kas jei nereikėtų diegti visos didžiulės bibliotekos dėl vieno hooko? Kas jei būtų galima tiesiog vieną komandą jį nukopijuoti į savo projektą? Viskas, jokių papildomų priklausomybių. Tai ir yra DX veiksme – trinties pašalinimas. Gerai, dabar nuo teorijos pereikime prie praktikos. Pažiūrėkime, kaip ši DX filosofija padeda išspręsti vieną iš tų, klasikijų ir tikrai erzinančių React problemų. Manau, daug kas yra su to susidūręs, parašai use effect, kuris priklauso nuo ref ir nieko. Pirmo atvaizdavimo metu jis tiesiog nepasileidžia. Tai tokia apmaudi, bet labai dažna klaida, ypač kai atsiranda sąlyginis atvaizdavimas ar duomenų krovimas. Atrodo viskas logiška, viskas teisingai, bet neveikia. Tai kodėl taip nutinka? Problema yra pačiame React gyvavimo cikle. Įsivaizduokim. Pirmiausia, sukuriamas tuščias ref objektas. Tada, pirmo atvaizdavimo metu, galbūt rodomas koks nors krovimo indikatorius, o elemento, prie kurio tas ref turėtų prisijungti, dar tiesiog nėra. Būtent tada pasileidžia mūsų use effect. Bet ref.current vis dar yra null. Ir tik tada, kai ateina duomenys ir komponentas persipiešia, elementas atsiranda. Ir ref pagaliau prijungiamas. Bet use effect jau buvo paleistas. Ir jis antrą kartą nebepasileis. Štai ir visa problema. Koks sprendimas? Na, čia ir atsiranda specialus hookas, pavadinkim jį useRefState. Iš išorės jis atrodo ir veikia identiškai kaip standartinis useRef, bet viduje slepiasi maža supergalė. Po gaubtu jūs iš tikrųjų naudoja useState. Ir ką tai duoda? Na, tai toks truputį hakeriškas sprendimas, bet jis veikia 99% atvejų. Esmė tokia, kai tas ref pagaliau gauna savo reikšmę, jis sukelia vieną papildomą tikslinį komponento perpiešimą. Ir būtent tas papildomas perpiešimas garantuoja, kad mūsų use effects bus pareistas dar kartą. Bet šį kartą jau su teisinga, nebe null ref reikšmė. Problema išspręsta. Kaip sakoma citatoje, mes React programuotojai nuskridome labai toli nuo Dievo. Gal ir ne pats elegančiausias sprendimas, bet jis pragmatiškas ir svarbiausia veikia. Gerai, turime protingą sprendimą konkrečiai problemai, bet to neužtenka. Kad biblioteka būtų tikrai patikima ir ilgaamžė, reikia daug tvirtesnio pagrindo. Kalbu apie testavimą ir aiškius architektūrinius principus. Ir štai puikus pavyzdys, kodėl testavimas yra tiesiog nediskutuotinas. Įsivaizduokite situaciją. Kolega sukuria naują funkciją, viskas atrodo puikiai. O po valandos jam parašai, žinai, pas tave ten atminties nutekėjimas. Tai yra kažkas, ką rankiniu būdu patikrinti yra be galo sunku. Tik geri testai gali pagauti tokias kritinės klaidas, kurios kitų atveju nukeliautų tiesiai pas vartotojus. Kalbant apie testavimą,
Ypač vartotojo sąsajų, klasikinė testavimo piramidė ne visada yra geriausias pasirinkimas. Žinote, ta, kur apačioje daugybė unit testų. Vis labiau populiarėja kitas modelis – testavimo trofėjus. Čia didžiausias dėmesys skiriamas integracijos testams. Kodėl? Nes jie geriausiai imituoja, kaip vartotojas iš tikrųjų naudos programą. Jie tikrina ne atskiras funkcijas izoliuotai, o tai, kaip visos dalės veikia kartu. Ir tai duoda daug daugiau pasitikėjimo. Dar vienas kritiškai svarbus dalykas šiuolaikinėme webe – tai serverio pusės atvaizdavimas arba SSR. Kiekvienas įrankis, kiekvienas hookas turi veikti ne tik naršyklėje, bet ir serveryje. O tai reiškia kelias paprastas, bet geležinės taisyklės. Pavyzdžiui, serveryje useEffect nepasileidžia. Ten nėra window objekto. Todėl kodas visada turi būti parašytas taip, kad nesugriūtų tokioje aplinkoje. Reikia patikrinimų, reikia numatytųjų reikšmių. Kitaip tariant, visada reikia galvoti apie abi aplinkas. Gerai, aptarėme vienos bibliotekos kūrimo istoriją, techninės detalės, o dabar pabandykime šiek tiek atsitraukti ir pažiūrėti, kokias bendresnes universalias pamokas iš viso to galime išmokti. Manau, čia yra keletas tikrai esminių principų. Pirma, svarbu suvokti, kad esame front-end inžinieriai, o ne tik React programuotojai. Technologijos keičiasi, o pamatiniai principai išlieka. Antra, taisyklės ir susitarimai iš tikrųjų išlaisvina, o ne varžo. Jie nuima kognityvinę apkrovą nuo galvos. Taip pat, gera programuotojo patirtis, tas pats DX, nėra prabanga. Tai tiesus kelias į kokybiškesnį produktą ir greitesnį darbą. Ir galiausiai, visada reikia matyti visą paveikslą – SSR, testavimas, integracijos su kitomis sistemomis. Ir galiausiai, svarbiausia mintis – puikūs įrankiai ne šiaip išsprendžia vieną techninę problemą. Ne, jie sukuria fundamentaliai geresnį darbo būdą. Galutinis tikslas, kuriant vidinius įrankius, yra ne tik pataisyti klaidą, bet ir pakelti visą komandos darbo kultūrą į naują lygį, kur kokybė ir efektyvumas tampa standartu, o ne siekiamybė. Tad pabaigai klausimas apmąstymui. Pagalvokime apie savo komandas. Kokia nerašyta taisyklė arba nuolat pasikartojantis nenuoseklumas, koks nors erzinantis procesas galėtų būti išspręstas sukūrus bendrą taisyklę ar dar geriau paprastą įrankį. Nes būtent nuo tokių atrodytų smulkių patobulinimų dažnai ir prasideda didžiausi pokyčiai.